What's the sound I hear behind my back? Sveiki! Vėl labai malonu Jums kalbėti ir šiaip pakankamai kol kas aš net spėju su Jumis pakalbėti laiku, pasidalinti kažkokiom naujovėm, kažkokiom makiažo įdomybėm. Čia arba patalpos inspiruoja, arba čia taip veikia vasara, kuri tikrai yra labai vasariška, labai šilta. Kadangi visą rytą skiriau darbui, nusprendžiau, kad ir popietį skirsiu irgi Jums, kažkokiam tokiam darbiniam malonumui. Šiandien esu šiek tiek prieš Jūs pasikeitusi ir už savo ekstremalius plaukų pokyčius labai dėkoju nuostabiausiai kirpėjai Ingridai ir jeigu kada nors Jūs norėsit kažką pakeisti ir ieškosit savo nuostabiausios koloristės ever, būtinai rašykite, parašysiu Jums jos kontaktus, nes tikrai labai ilgą laiką ieškojau, kas galėtų mane gražiai baltai nudažyti ir aišku, jeigu kalbėti apie kažkokius dar spalvotus pokyčius, tai reikia patikėti labai dideliam profesionalui. Štai tiek, šiek tiek truputis nepapirktos reklamos mano video, vien tik dėl to, kad tikrai noriu labai stipriai pagirti žmogų. Šiandien kalba eis apie linerį, akių pravedimą. Kalbėsim būtent apie akių pravedimą su uodegytė, nes kažkokiam video, kai rodžiu Jums tiesiog kažką apie pravedimą, tai sakiau, kad pravedimą reikia skirti atskirą video ir tikrai buvau teisi. Kągi tokio Jums papasakosiu, tai visų pirma mes su Jumis pakalbėsim apie kažkokias išskirtinės schemas, būtent kas liečia pravedimo, kaipgi žinoti, kur turi eiti tas galiukas, kaip jis turi atrodyti, nuo kur prasidėti, kur baigtis ir panašiai. Apie visą tai mes pakalbėsim šiandien su Jumis čia. Aš šiaip kaip ir pasiruošusi, mano veidas yra padažytas, lūpos šiek tiek parožintos, nes būtent dėl savo kažkokių pokyčių nusprendžiau vasarą atsisakyti tokio jau visai raudono lūpdažį, tai vis kažko rožinio gerai būtų panaudoti, to labiau, kad visi rožinio atspalviai nuo tamsesnio iki šviesesnio tikrai yra daugiau vasariški, tokie labai gerai derinasi prie kažkokių vasariško rūbų ir nuotaikos. Tai kasgi apie tuos pravedimus, kokie jie būna, kokie jie turi būti. Iš tikrųjų, būna jų labai skirtingo, kas liečia profesionalių kažkokių pravedimų. Tai yra pravedimai specialiuose dėžutėse, kažkokiose gėlių pavidalo. Jos reikia skėstis tam tikrom priemonėm, net kai kuriuos linerius, kurie labai gerai išlaiko, reikia ir valyti su tam tikrom priemonėm, nes tikrai atrodo negražiai, jeigu pas Jūs lineris yra nevandenį atsparus, kai jis lieka ant pakritusio voko arba tiesiog prisilietus arba tiesiog išplaukia visur per judrųjį voką, kas irgi tikrai nėra gražu. Linerio vieta yra prie blakstieno linijos, viršutinės blakstieno linijos ir šiek tiek ant judrųjį voko link kauliuko. Daugiau linerių skirtų vietų nėra, nebent, tai yra vėlgi kažkoks ryškesnis makiažas, tai galite panaudoti šiek tiek apačioj, bet tai nėra kažkaip jau labai priimtina. Kaip ir sakiau, dažniausiai gėlio pavydalo lineriai būna profesionalus. Dėl savęs profesionalių linerių tikrai neapsimoka turėti. Visų pirma, reikia specialios priemonės, kad skiesti tą linerį ir kad jį pavalyti. O visų antra, tikrai tai pakankamai brangiai kainuoja ir Jums tikrai turi labai patikti. Plius, Jūs turite išsirinkti savo žiauriai gerą teptuką, kuris vėlgi tiks tam lineriui, o koks turi būti teptukas, tai jų yra begalė visokių skirtingų skirtų būtent lineriui, kaip pavyzdžiui. Visi šitie teptukai yra skirti tam, kad dažyti linerį savo antakių. Jie gali būti tokie teptukai, kurie skirti antakiams. Jis sukurtas ne tik antakiams, visada Jūs galite perskaityti ant teptuko, kad jis skirtas ir kažkokiom linijom nupiešti, kas yra lineris. Vėlgi, absoliučiai toks pat, tik tai storesnis. Čia priklauso nuo to, kiek storų Jūs norit linerių ir su kuo Jums šiaip patogiau dirbti. Tai gali būti tiesus, nekirstas teptukas. Irgi jis toks pakankamai storas linijas paliks. Teptukas iš MAC Oval serijos. Jis irgi skirtas ir antakiams ir lineriui, bet su jo, jis man toks storas, kad aš su jo linerį neįsivaizduoju, kaip gražiai galėčiau nupiešti. Bet kas moka, kas įgudo, tas tikrai nupieš, nes tiesiog prie tam tikrų kažkokių įrankių reikia tiesiog priprasti. Toliau eina visokiausi lineriai skirti teptukai, plonesni, storesni.
tiesesni, šiek tiek kirstesni, tai iš tikrųjų visi tie teptukai skirti laineriui ir tiesiog priklauso, ar jums reikia ploniau uždėti, ar jums reikia storiau uždėti, ar jums gaunasi labai plonai uždėti būtent su storesniu teptuku, ar labai storiai su plonesniu. Viskas priklauso tik nuo jūsų, nuo to, prie ko jūs pripratot, prie ko jūs mokinotės, kaip jums patogiau, kaip jums asmeniškai atrodo gražiau ir taip toliau. Šiandien aš jums parodysiu paprastesnės priemonės, kurias galite drąsiai gauti iš parduotuvės ir parodysiu tuos, kur man labiausiai patinka, parodysiu, kur man nelabai patinka. Jeigu nenueiti labai toli nuo profesionalių, tai pavyzdžiui MAC Pro akių pravedimas, tai yra toks laineris, kuris turi savyje iš karto plunksnelę. Kai jį įsigijau, tai tiesiog įsigijau dėl to, kad man labai stipriai jį išgyrė. Visada naujas priemonės stengiuosi išbandyti ant savęs, tai ant viršutinio voko, jeigu jūsų vokas yra nors kažkiek pakrytęs, per kelias valandas laineris atsispaus ant to pakrytusio voko. Ir pagalvokite, kad jums to reikia. Tai mergaitės, kurios eina į mano būrelį pakrytusių vokų, mums šitą lainerį kaip lainerį naudoti negalim. Kuo jis yra geras? Jis, jeigu jums patinka tamsinti akių gleivinę, drąsiai galite su juo tamsinti, jis ilgai išlaikys ir daug ilgiau nei pieštukas, pavyzdžiui, ar kažkokie kreminiai šešėliai, ar kažką, ką jūs ten dedat. Tai realiai, jeigu jūs norite tamsinti gleivinį, priemonė, sakyčiau, viena iš pirmųjų turėtų būti pas jūs šitą, ypač jeigu jūs kiekvieną dieną tai darote, jeigu jūs neįsivaizduojat, bet tai su makiažu. Jeigu jūs norite naudoti kaip akių pravedimą ir jūsų pakrytęs vokas, geriau šitos priemonės atsisakyti. Kai pasikrapščiau savo kosmetinį, radau tokius dar 4 lainerius, tai jie visi yra su skirtingom plunksnelėm, tai jūs pačios nusprendžiate, ar jums patogiau dirbti su teptukais, ar jums patogiau su plunksnelėm. Jeigu jums patiks kažkoks iš šitų lainerių ir jūs galvojat, bet man nepatinka plunksnelė, kur yra viduj, jūs drąsiai gali lainerį, kuris yra ne flomasteris, ar kur turi plunksnelę, naudoti su bet kokį teptuką iš tų, ką aš jums rodžiau, arba gal jūs turite dar kažkokį daug geresnį, daug fainesnį ir, nežinau, pasidalinkit su manim, nes aš tik už kad išbandyti ir pasakyti savo nuomonę. Kas liečia flomasterių, tai aš turiu jas čia 3 skirtingom plunksnelėm. Štai tokie. Tai yra Superliner Superstar iš Super L'Oreal, Super Paris. Aš jį gavau dovanų, kai pirkau Superstar tušą blakstieną, nes šiaip tušas man visai patiko. Nors nemėgstu 2 dalių tušų, kur yra balta dalis, kuri pailgina, patankina blakstienas ir kur paskui yra juoda dalis, kuri ten viską mums sulygina. Šiaip pats tušas tikrai buvo labai fainas ir iš tų tokių buvau labai maloniai nustebusi. Tai kas svarstė ar pabandyti, gali drąsiai pabandyti, dabar dar atsirado su raudonu užrašu. Jis tiesiog bus dar juodesnis nei tas paprastas tušas, bet čia mes kažkaip labai gražiai pereinam į pokalbį apie tušą. Jeigu kalbėti apie lainerį, antrą kartą pati jo tikrai nepirkčiau, nes jis pakankamai pilkšvas, reikia labai stipriai spausti, kad kažkas atsirastų. Aišku, jis irgi atsispaudžia ant viršutinio pakrytusio voko, tad kieno pakrytęs vokas geriau visada rinkti lainerį, kuris yra waterproof, vandenio atsparus. Žinai, sako, aš turiu flomasterį, bet jis man pasibaigė, jis kažkaip man nedažo, vakar nupirkau, šiandien jau nedažo. Tai stipriai paspaudžiam ir žiūrėkit, ir hop, ir iškart dažo, ne? O paskui jau vėl nedažo, tai mes vėl stipriai paspaudžiam ir dažo. Aišku, tas atsibosta vis paspausti, bet šiaip jūs nors galėsite to lainerį naudotis. Man patiko, žinokit, visai laineriai iš Art Deco, aš turiu mėlyną ir juodą. Juodas šiaip, aš su juo buvau išbuvusi net ir dieną ir tikrai neatsispaudė, tai juodą tikrai dedu pliusą. Mėlynas, nors parašyta long lasting ir taip toliau, nėra jis toks jau long lasting. Tai mėlyna spalva, lygdama pakritusi voką, kas dar baisiau nei juoda, nes tikrai atrodo kaip mėlynė. Tai jam dedu šiek tiek minusą, nebent jeigu jūsų vokas nėra pakritęs, ta mėlyna spalva visai graži, tuo labiau kaip jau kartoju eilinio video, pravedimai spalvoti, tušai spalvoti tikrai yra ypač aktualūs ir madingi šiame sezone. Ką mes dedam ant pjedestalo ir duodam pirmą vietą ir kas man asmeniškai yra numeris 1, su ko pasidalinu viską su mokinėm ir jums apie jį tikrai kalbėjau ir dėjau net nuotrauką jo ir pavadinimus ir taip toliau, tai yra laineris, vandenio atsparus laineris iš Catrice firmos. Catrice rašosi, būtinai šiekit būtų parašyta waterproof, kad būtinai atrodytų taip, kaip jis atrodo čia, nes ne vieną waterproof esu nupirkusi jau ir iš Catrice ir žinokit, buvo tikrai ne tas, tai šitas tikrai yra žiauriai geras. Jis nenusivalo paskui, o praktiškai nusikrapšto, bet labai lengvai, tiesiog su valikliu valysit ir jūs taip
gabaliukais jums ir nukris. Tai garantuoja tai, kad jis niekada neatsispaus ir išbandyta, žinokit, ir per sportą, ir per plaukimą, ir pliaže, ir kur tik norit, realiai čia yra laineris, su kurio jūs neprapulisit ir jeigu jūs net dabar po mano video iš karto einat kažkokį renginį, drąsiai dažykit ir meskit akmenį į mane, jeigu jums kažkas jau nutiks. Nu, nebent tikrai jūs eisit, aš nežinau, šokti po lietum, norėsit pamiegoti veidų į pagalbę ir pažiūrėti, ar tikrai laikys, tai tada aš tikrai negarantuoju. Bet kaip normaliam nešiojimui, net kažkokiom ekstremaliom sąlygom, tikrai tai yra laineris numeris 1. Man patinka jo plunksnelė, man asmeniškai jinai tinka ir patinka, jinai yra plona ir man patinka lainerio spalva. Jinai yra tikrai juoda. Kai jūs ateinat rinkti spalvą, dėkit kelias spalvas savo rankos ir pamatysit, kad 5 iš 6 lainerių tikrai bus praktiškai pilkšvi, nors parašyta black. Tai joks čia black. Paskui jūs, kol vaikštot per tą parduotuvę, žiūrėkit, nežinau, bet kokias kitas prekes, uostykit kvepalus ir paskui bandykit nukrapštyti arba šiek tiek šlapiai pavalyti tą jūsų lainerį. Jeigu tiesiog su kažkokiu vandenukais nenusivalo, imkit jį. Jeigu iš karto vien prisilietus, iš karto visas išsilieja, tai tikrai tai nėra vandenės parus laineris ir mums tokie tikrai nereikia. Dabar labai greitai, kaip mes jį dedam. Nu, aišku, kai aš sakau labai greitai, paskui viskas gaunasi labai ilgai. Pas mane šiandien nieko nėra uždėta ant viršutinio voko ir pačioj pradžioj aš dažniausiai mėgstu pradėti nuo viduriuko, nes čia bus mūsų storiausia vieta. Realiai viduriukas atkartoja jūsų akytės lanką ir jūsų klostės lanką. Ir va, nuo viduriuko link priekio mes einam. Priekis turi būti ploniausias. Ir dažnai klausiu, iki kur eiti, iki tos vietos, kur jums pradeda augti blakstienos, ne tai kur jau baigėsi. Blakstienos ten nedažom, kur blakstienos dar yra, ten būtinai nudažom, dažniausiai prasideda vos ne nuo pat pradžios. Aišku, visai į tą gleivę mums dėti nereikia, va, tikiuosi jums gerai matosi, kaip dabar pas mane čia pridėta, tai pridėta. Aš vėl įmerkiau, toliau aš daisiu iki pabaigos, sakytas, kur man baigėsi blakstienos. Aš šiek tiek jau užėjau toliau. Mes einam iki pat akytės galo, kur baigėsi jums gleivinė ir paskui baigėsi blakstienų augimas. Blakstienas baigė augti šiek tiek toliau, nei jūsų gleivinė baigėsi. Ir paskui labai paprastas triukas, čia viską labai paprasta galima suprasti, kurgi mums turi eiti tą uodegytę. Jeigu mes kalbam apie klasikinę uodegytę Marilyn Monroe, nes būtent jinai yra priimtiniausia, jeigu jūs pakvies į kažkokį pin-up vakarėlį ar kažkokį retro vakarėlį ar, nežinau, bet kur jums reikės raudonų ryškių lūpų ir pravedimų, būtent Marilyn Monroe pravedimas, būtent tų 40-50 metų bus aktualus. Ir dabar jis ant bangos ir pravedimas niekada neišeina iš mados, nes tai yra klasika ir tiesiog moteris dažniausiai skundžiasi, ne kad joms nepatinka, o kad jos nemoka uždėti. Tai kurgi eina mūsų tas galiukas? Mes turim pratesti savo su galiuku apatinį voką. Apatinis vokas čia yra zona po apatiniam blakstienom. Iš karto prie pat apatinio blakstieno yra tokia odytė. Iš karto. Ne blakstienų linija, o iš karto po ją. Nematot, nupieškit tą blakstienų liniją. Bet aš labai gerai jums rodau. Štai čia yra mūsų apatinis vokas. Ir mes jį turim pratesti šiek tiek ant viršutinio iki kauliuko. Nesuprantat, kur tas kauliukas liečiam. Iki kauliuko. Ir taip, jums niekada nebus pravedimas ant tų vietų, kurios krenta, niekada nebus kažkoks per ilgas, per trumpas, nežinau, tiesiog ne jūsų formos. Jūs visada pritaikysit tai prie savo akių. Mes nustatom, kad štai čia pratėsi. Kas nematot, nupieškit savo pačioj irgi liniją, kurią jūs pratėsi. Aš matau, man nereikia. Taip, ir mano kauliukas kažkur čia prasideda. Aš čia jungiu. Taip, čia turim gražiai sujungti. Ir paskui, jeigu jūs norit labai plonos gražios odekytės, pradėkit piešti iš viršaus. Voila. Jeigu jūs teisingą vietą savo atrasit to pravedimo, joks pakrytęs vokas niekada nekrys, kartuojusi, ir jums
laineriukas visada padidinti, sakyti, žiūrėkit dabar mano šitą akį ir šitą akį. Atrodo, aš nieko tokį nepadariau, bet ant kiek akyti didesnė, išraiškingesnė, gilesnė. Štai toks turi būti jūsų tobulas laineris. Storiausia vieta yra viršui, ploniausia yra pradžioj, tai yra jūsų giliausia vieta, jie irgi gali drąsiai storinti ir antra ploniausia vieta, tai yra jūsų galiukas. Darom antrą. Išeina visada iš apačios, pamiršo, kaip reikia daryti, atsukam atgal, pažiūrim, ką sakiau prieš tai. Suplakam, šiaip šitą lainerį reikia visada suplakti, nes jis vandens prustais greitai džiūna. Aišku, kai dažom antrą lainerį, turit būtinai žiūrėti į šitą, kad nebūtų storesnis, plonesnis, arba kad nebūtų kaip tie anekdotai internete, kad ten, storiau, sulyginu, gerai, eisi kaip panda. Tai, kad nebūtų pandos, stengiamės nepamiršti apie tą, kuris jau nupieštas ir kad nors apytiksliai būtų tas laineris vienodas. Aišku, kaip ant vienos akės, taip ir ant kitos. Jeigu ten milimetrai kažkas skirsis, to tikrai nieks nepastebės. Štai ir viskas. Tai šis video turėtų būti tikrai labai trumpas, jeigu aš dar tiek daug neplepėčiau apie dar atskirus nuo mūsų temos dalykus. Bet tiek daug norisi papasakoti, tiek daug norisi čia su jumis pabendrauti, pakalbėti. Gaila, kad nematau jūsų ir negaunu kažko atgal. Bet šiaip, žiūrėkit, mano makiažas yra baigtas ir drąsiai galima kažkur eiti. Jūs galite puošti jūsų pilną jau padarytą makiažą su laineriu. Jūs galite tiesiog plikai dėti ant akių, kaip tai dariau aš. Jūs galite kažkiek patamsinti kremą. Jūs galite šiek tiek pašviesinti judrųjį voką, kaip darė Marilyn Monroe. Tai labai priklauso nuo to, ko jums reikia, kaip jūs norite atrodyti ir vėlgi, kokia yra tematika, kur jūs einate ir kodėl jūs sugalvojat būtent lainerį. Ką daro akių pravedimas? Jis padidina akis, paryškina akis, jis pagilina akis, jis priduoda šiek tiek moteriškumo, seksualumo. Laineris raudonas, negriežtų kampų lūpos, tai yra tų Marilyn Monroe laikų, grinai seksualiausias moters simbolis, tai gal ne veltui. Tad jeigu jums reikia kažką labai ten suviliuoti ir pasirodyti labai kerinčiai, moteriškai ir žavingai, tai šiaip tikrai neprašausiai pasirinkdama pin-up šitą tokį retro makiažą, kad visko nebūtų per daug. Aišku, jeigu jūs nesat pripratusi prie kažkokio labai ryškaus makiažo ir jums sunku matyti savo ryškias lūpas, jūs drąsiai galite padaryti kažkokias švelnesnes lūpas, bet pats pravedimas jis niekada nebus labai stipriai ryškus, tiesiog šiek tiek paryškina. Aišku, tikrai žinau, kad yra moterų, kuriams nepatinka pravedimas, bet jos tikriausiai ir nežiūrės šito video, joms sukursiu kokį nors kitą. Tiek šiandien ir norėjau jums papasakoti, nes atrodo, kad tokia labai maža tema, bet nieks tiksliai nežino, ką daryti ir tai priklijuoja savo kažkokius tos pleistriukus. Jūs atkreipkite dėmesį, jeigu kažkas priklijuoja pleistriukus, tai jos ir priklijuoja grinai nuo apatinio voko. Jeigu jūs darysi grinai nuo apatinio voko ir vieną akį ir kitą, beveik neįmanoma padaryti dvi skirtingas akis, nes jūsų akis tikrai padarytos vienodos, nebent jūsų jau labai stipriai skirtingos akis, kas būna labai retai. Tai ir tiek šiai dienai. Tiek norėjom jums viską papasakoti. Aišku, paskui, kai paspaudžiu stop, dar atsimenu milijoną visokių dalykų, ką norėjau jums papasakoti, bet tam egzistuoja mums daug pirmadienių, per kurios dar skirsim laiko mūsų pasikalbėjimams. Ačiū jums labai, kad mane žiūrit. Linkiu jums gražios šiltos vasaros. Smagu toms, kas atostogauja, tai tikrai siunčiu šilčiausius atostogų linkėjimus. Ir visas pučioju. Ate. You're gonna be mine.